Labas vakaras visiems. Džiaugiuosi, kad nuo šiandien pradedam savo pirmąjį laivą. Tai prieš kurį laiką esam padarę nemažai webinarų, jais pasidalinom, matom, kad temos su duomenų analitika yra išties labai įdomios, tai pagalvojom išbandysim naują formatą. Tai yra kalbėtis apie tai, kas yra aktualu jums, kas yra aktualu duomenų pasaulyje. Tai aš esu Rolandas Rimkevičius, iš ties turiu labai nemažai patirties, kas liečia duomenų analitiką, tuo pačiu dėstau ISM universitete, kas mane pažįsta, žinot, kad turiu savo akademiją, Data Academy, ar ne, tai čia vat viršui matot. tai turiu patirties ir rinkoje, ne, vat tas unikalumas, kad mano patirtyje yra nemažai to, kas yra praktiniam panaudojame duomenų žinių. Tai duomenų pasaulis šiandien dienai patampa toksai ir sudėtingas, ir tuo pačiu labai artimas, ir labai čia šalia. Ypatingai, kai atsirado dirbtinis intelektas, tai čia tie sprendimai tampa labai aktualūs ir įdomus, ir mes norime apie juos daug sužinot. Dažnu atveju net ir gąsdina čia mus, ar ne, tai kas čia bus su to dirbtiniu intelektu, ar čia mus atims darbo vietas, ar ko čia reikia, kad apskritai suprastumėm tą sritį. Tai nuo šiol tom temom su jumis ir pasikalbėsim. Tai norisi padaryti tokį laivą. Webinaro metu, ką mes darydavom, tai yra toksai būdavo negyvas bendravimas, kada mes iš ties paruošiam temą kažkokią, ją išprakaituojam, atpasakojam, norim sukišti labai daug dalykų į vieną vietą. Tai čia mes keičiam formatą ir tas formatas tampa gyvu, ar ne? Tai vat kviečiam jūs užduoti klausimus mums, ką ir padarėt, ar ne? Turiu aš jau surinkęs keletą klausimų, tai yra, kuriuos norėčiau ir atsakyti tiems, kas uždavė tos klausimus. O iš principo mes kartą į 2 savaitės ar kartą per mėnesį mes tokį patį laivą padarysim, tai jūs galėsit užduoti klausimus viso to laikotarpio metu, kur mes dar turėsim dovanėlių. Tai yra tie, kas užduosit įdomiausią klausimą, mes jį pasidalinsim, pavyzdžiui, per LinkedIn ar kažkur nubalsuosim, kuris klausimas buvo įdomiausias ir aktualiausias, ir tiem turėsim dovanų. Tai laukit dovanėlių. Tai dovanėlių čia, tarp kitko, už nugaros kažkiek tai matot, ar ne, kažkiek bus ir labai įdomių dovanų. Tie, kas tikrai parodys didelį susidomėjimą, tai galėsim ir padovanoti ir kursus, kur galėsit ir pasibaigti žinias įgyti pas mūsų akademijoje, kur labai mielai pasidalinsim tiek aš, tiek kiti mūsų dėstytojai tomis žiniomis. Tai va, gerai, tai kad labai ilgai nekalbant tuščiai, pabandysiu iš karto griebti klausimus, ar ne, tai tie, kas esat prisijungę, drąsiai galite irgi užduoti klausimus, rašykite į chatą, tai peržiūrėsim ir klausimus atsakysim. Ir vat norėtųsi kiek įmanoma gyvos diskusijos. Pirmas mūsų laivas, tai bus daugiau toksai vat mano paties kalbėjimas, ateityje gal daugiau pasikviesim kažkokių tai ekspertų, iš rinkos žmonių, ar ne, kurie galėtų ir norėtų irgi pasikalbėti, padiskutuoti duomenų tema. Kada mes užduosim kažkas, kas paprastam žmogui arba tam, kuris nebūtinai yra giliai įlindęs į duomenis, kas rūpi, ir pabandysiu paprastai aš papasakot, paaiškinti, ir tuo pačiu pasikviesim kitų duomenų specialistų, kurie galėtų jums irgi atsakyti į rūpimus klausimus. Ir labai stipriai neišsiplečiant. Gerai, tai pradėsim nuo klausimų, kuriuos dabar turiu surinkęs, ar ne, tai tuos klausimus atsakysiu, tai ir jeigu užduosi daugiau, mes galėsim daugiau padiskutuoti. Tai pirmas klausimas buvo toks, kad kokius mokslus reikia baigti, norint tapti duomenų analitiku. Iš ties, labai dažnas klausimas, labai dažnai šitą klausimą girdim, ar ne, ir žmonėms būna sunku apsispręsti, ar aš čia galiu būti duomenų analitikas, ir juo labiau, kad kai kalbam apie duomenų analizę, ar ne, mes artėjam ten ir prie dirbtinio intelekto, dabar ypatingai tai gąsdina, ten yra programavimas, reikia programavimo žinių, tai mes kartais labai pasiklystam tame, kad tai yra labai sudėtinga. Iš vienos pusės tai taip, iš tikrųjų reikia programavimo žinių, jeigu norim eiti duomenų mokslą. Bet šiandien dienai mes taip skaidom tą duomenų analitiką į tokias dvi sritis. Vienas yra duomenų mokslas, kur yra sudėtingesnioji sritis, ir yra duomenų analizė, kur paprastai būna paprastesnės sritis, kur nereikia ypatingų žinių, nereikia turėti kažkokio tai specifinio išsilavinimo. Kaip pavyzdys, esat visi darę savo darbuose, mokykloje gal nelabai, bet darbuose darėt PowerPoint prezentacijas. Tai kas esat jas darę arba prisidėję prie jų ruošimo, tai jau iš principo esat analitikai. Tik vat klausimas, kokius įrankius tam naudojat, ar ne? Tai duomenų analitikai, neinant į duomenų mokslininkus, yra tikrai paprastai, nereikalauja labai daug žinių, ir tie, kas dirbat su Exceliu, kas mokat naudotis Exceliu, kas mokat naudotis PowerPointu,
tai duomenų analitika yra įkandamas sritis. Tikrai labai nesudėtingai, jo labiau, kad teko perkvalifikuoti labai daug žmonių ir pačių perkvalifikavimo procesų mes dirbom su labai įvairiais žmonėmis, kurie net nėra dirbę normaliai su Exceliu, bet jie irgi sėkmingai pabaigdavo kursus ir iš tikrųjų įgydavo tam tikrą žinių bagažą. Tas kelias nueitas tarp tų, kas pradeda tik tai su Excelio žiniomis arba su Excelio žiniomis ir tas, kurie pradeda visiškai nuo nulio, jie labai labai skiriasi, bet tikrai patapti duomenų analitiku gali praktiškai bet kas. Bet kalbant apie ėjimą į tą sekantį etapą, ar ne, tai yra, jeigu norim judėti tolyn nuo duomenų analitiko, judėti tolyn ties duomenų mokslininkų, čia jau tampa labai svarbios žinios tokios kaip matematika, kad ir kaip būtų keista, bet gal ir nekeista, bet matematika yra vienas svarbesnių dalių, kur duomenų analizai, ypač programavime, tai labai stipriai prasiverčia. Tai ta matematika gali būti labai paprasta, dažniausiai tai yra susiję su logika, kai kalbam apie programavimą. Nes duomenų mokslininkas šiandien dienai turi mokėti kaip minimum programuoti, gal nebūtinai ten labai giliam lygyje, ne, bet mokėti panaudoti kodą, išvalant duomenis paruošiant ir kažkur tais juos pateikiant. Tai čia dažniausias įrankis yra Pythonas. Tai Pythono programavimas yra svarbus duomenų analitikams, o išmokti Pythono programuoti tai yra reikalingas tas loginis mąstymas, jis dažniausiai labai stipriai padeda ir greitas mąstymas. Tai jeigu mes greitai sugebam mąstyti ir dar logiškai mąstom, tai tas labai stipriai padeda. Tai tokios žinios būtų. Statistika, jeigu žinot statistiką, tai būna labai gerai. Ypač tie, kurie pabaigę būna universitetus, kurie baigė statistikos kažkokius tai modulius, tai jiems programuoti sekasi tikrai labai neblogai, ypač kai kalbam apie kodo naudojimą duomenų analizai. Tai tokios ir būtų žinios, ne? Tai yra, jeigu norit tapti analitiku, priklausomai kokio lygio, tai norit būti buhalteris ar norit būti finansininkas. Tai nuo to priklausys, kokių žinių jums prireiks. Gera žinia ta, kad čia galit visada išmokti, galit mokytis ir nuolatos tobulėti. Dažniausiai to kaip tik reikia analitikams, kad negalima sustoti, nes pasaulis labai stipriai keičiasi. Gerai. Tai tikiuosi, kad atsakiau į pirmąjį klausimą, ar ne, kuris iš ties yra pakankamai svarbus ir visiems aktualus. Antrasis klausimas. Tai antrasis klausimas yra, ar duomenų analitikui reikia turėti IT žinių. Šiek tiek atsakiau pirmoji daly, tai iš tikrųjų IT žinios nepatrukdo duomenų analitikui. Čia tokios IT sektoriuje vienas svarbiausių žinių, kur dažniausiai toks mūsų stereotipinis IT žmogus žino, tai yra serveriai. Serveriai, jų priežiūra serverių ir panašiai. Aišku, IT pasaulis labai platus, ar ne? Tai ten yra daug labai skirtingų sektorių, daug skirtingų sričių, bet tą, kurį mes suprantam, kiekvienoje organizacijoje, jeigu mes turim buhalterį, turim ir IT komandą. Tai IT komanda kiekvienoje organizacijoje dažniausiai būna atsakingi už serverius, už priežiūrą, kur tie duomenys yra padėti. Tai šitoje vietoje IT žinios jos nepatrukdo, nes mes suprantam, kur yra padėti duomenys, žinom, kaip juos reikia ištraukti. Dažniausiai gerai suprantam, jeigu esame IT žmogus, geriausiai suprantam SQL kalbą, bet čia mūsų žinios ir stapteli. Ir šitoj vietoj labai dažnai būna, kad IT žmonės, taip kabutėse, yra sugadinti. Tai jie dažniausiai į rinką ateina ten, kur nenori dalintis duomenim ir jie kaip tik saugo, kad sprendimai būtų saugus, neprieinami. Tai paprastai, jeigu aš su niekuo nė vieno neįsileisiu į savo duombazę, tai nieks nieko nepridarys. Tai geriausiai laikykim duris užrakintas. Tai šitoj vietoj IT žinios, jos tikrai padeda, bet savybės IT žmonių ne visada. Ir šitoj vietoj labai būna didžiulė, sakykime, privalumas didžiulis, kai ateina iš rinkos žmogus, kuris buvo vadybininkas, pavyzdžiui, ar vadovas, kuris supranta procesą, supranta, o kam tų duomenų reikia. Yra daręs gal ne vieną Excelį, yra atsiskaitinėjęs už rezultatus ir supranta, kad jeigu aš čia pasimatuosiu savo pardavimo procesą, tame procese aš gausiu išvadas, ar ne, ką man reikia daryti, kad parduočiau daugiau, kad uždirbčiau daugiau, kad greičiau įvykdytumėm vieną arba kitą užduotį, tai jis kitaip mato galimybės to, ką duomenų analitikas turėtų mokėti. Tai šitoje srityje žmonės su patirtim iš rinkos, ne iš IT srities, labai dažnai pasiekia tikrai labai aukštų rezultatų, nes jie neturi tų vadinamų paradigmų. Tai yra tai, kas mus stabdo, kas mus yra uždarę, kur mes labai dažnai stengiamės neišeiti iš tos komforto zonos. Tai
Tai va, tikiuosi irgi atsakiau į klausimą, kad ar reikia turėti IT žinių, tai apibendrinant, būtų gerai, bet kai kada jos trūkdo. Važiuokim toliau. Tolimesnis klausimas yra susijęs su kokius sprendimus dokumentams galima pritaikyti, naudojant Power Automate įrankį. Tai irgi, kas uždavė šitą klausimą, greičiausiai kažkiek esat jau susipažinę su tokiais įrankiais kaip Power Automate'as, Power BI esat girdėję. Tai šitie įrankiai, jie leidžia padaryti automatizacijas, kada mes galim padaryti labai įdomių sprendimų, automatizuojant vieną arba kitą procesą ir Power Automate šiuo atveju netgi nenaudojant kodą. Vienas pagrindinių sprendimų su Power Automate, ką mes naudojam, tai yra patvirtinimai. Pavyzdžiui, reikia atostogų prašymų patvirtinimus. Tai teko darbuotis kompanijose, kur būdavo penktadienį susikaupę ir penktadienį visų darbuotojų, priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, pasirašinėjom prašymus. Kad ten būna ar tai atostogų, ar ten laisvadienio, ar kažkokių tai prašymus ir mes juos ranka pasirašinėjom. Tada kol tas darbuotojas sulaukia to prašymo ir panašiai, žodžiu, visas procesas, kai tai yra popierinis arba nepilnai automatizuotas, jisai toksai labai trikdantis procesas. Užima labai daug rankinio darbo. Tai šičia, naudojant Power Automate, yra tokios specifinės funkcijos, kur mes galim daryti, angliškai tai vadinasi approvals. Tai mes galim išsiųsti patvirtinimus ir, pavyzdžiui, pateikiam prašymą, kad ir paprastą Microsoft formą užpildom. Ir tą Microsoft formą užpildžius, Power Automate'as gauna signalą, kad reikia išsiųsti prašymo patvirtinimą, tarkim, vadovui, ar netgi keliems vadovams. Ir tada nuo grandinėlės, kada vadovas gauna e-mailą patvirtinimą, jam tik reikia pačiame laiške paspausti sutinku arba ne. Ar ten pateikti kažkokią dar, jeigu norim, galim padaryti ir pateikti komentarą. Tai šitoje vietoje pateikus komentarą galima iš karto gauti atgal feedbacką ir procesas toliau važiuoja, tai sutiko ar nesutiko ir taip toliau. Tai čia vienas toksai dažniausių sprendimų, naudojant Power Automate, ką galima padaryti. Tai kiti sprendimai būna irgi registracijos įvairios, ar ne, kada mes užregistruojam kažkokį tai dokumentą. Pavyzdžiui, su vyriausybininkais dirbom nemažai tokiais klausimais, kur sukurti Power Appsai, kur reikia įkėlus vieną arba kitą dokumentą, nustačius ten jo kažkokiu tai konfidencialumo lygį, pagal tai yra išsiunčiami pranešimai, kad dokumentas yra įkeltas. Plius dar irgi lygiai taip pat būna patvirtinimai, kad susipažinau, kad dokumentas yra įkeltas, irgi ten ateina į paštą arba į Teamsus pranešimas, kad patvirtink, kad tu susipažinai, kad dokumentas yra įkeltas. Tai čia vėlgi irgi tokius dalykus galima išspręsti, nes mes tada turim tą tokį interaktyvų ir čia ir dabar procesą. Niekas negaišta rašydamas dokumentus, negaišta siūsdamas juos, dar blogiau spausdindamas juos. Tai čia tokių pavyzdžių esu girdėjęs, kad mes automatizuojamės ir tokius prašymus, kad ir automatizavom, paskui dar juos atspausdinam ant lapo ir vis tiek kažkur tai sudedam. Taip, tie visi procesai turi dar įgyti tą automatizacijos ir skaitmenizacijos lygį pakankamą, bet tokių sprendimų galima daryti. Gerai, tai tikiuosi, kad šita dalis yra daugiau mažiau aiški. Tai galim tada judėti toliau. Kitas įdomesnis klausimas yra susijęs su AI. Tai kaip be AI klausimų, ar ne? Tai ketvirtas klausimas yra ChatGPT istorija. Tai klausime yra pasakyta taip, kad ChatGPT istorija siekia 21 metus. Ar yra kitas AI įrankis, kuris turi naujesnius duomenis? Suprantu, iš kur kyla klausimas. Nes tie, kas naudojatės ChatGPT, suprantat, ar ne, uždaviau klausimą ir sako, arba pats atsako, arba žinot, kad jo istorija siekia ten 21 metus, arba ten neatsimenu kelintus, ir sako, aš didesnės istorijos nebeturiu, dėl to atsakymą to pateikti negaliu. Tai iš principo su AI įrankis aš turiu tokį paruošęs jums vaizdelį, kuriame yra parodytas ChatGPT, arba kaip buvo prieita iki ChatGPT. Tai pabandysiu šiek tiek iliustruodamas papasakoti, ar ne, o kas tas yra AI, ne, arba gal ne tiek, kas yra AI, gal kaip buvo prieita iki jo. Nes mums atrodo, kad ChatGPT atsirado dirbtinis intelektas. Taip nebuvo. Dirbtinis intelektas atsirado tikrai pakankamai senai. Netgi labai nustebtumėt, toj pasidalinsiu ekranu, kad ChatGPT istorija siekia, ne ChatGPT, o dirbtinio intelekto istorija siekia 56 metus.
Ar ne? Tai jeigu pasižiūrėtumėt pagal Microsoft'o pateiktą informaciją, kad dirbtinis intelektas atsirado 56 metais, kada buvo pirmieji įrankiai, buvo pradėta dirbti su tais įrankiais, su duomenų mokslu, tai aišku buvo daugiau moksliniai dalykai, tai nebuvo taikoma taip dažnai kasdienybėje, kaip dabar mes tą taikom. Ir sekantis etapas, ar ne, kuris atėjo po dirbtinio intelekto atsiradimo, tai buvo mašininio mokymosi sprendimai. Tai jeigu taip sakysim, kas yra dirbtinis intelektas, kas yra mašininio mokymosi sprendimai, tai jie taip visi ir papuola į tą tokį išorinį kvadratą, kur tie sprendimai vis sudėtingėjo, vis darėsi labiau, sakykime, artimi žmogaus smegenims. Bet šitoje vietoje irgi šitą iliustraciją, ką jinai parodo, pirmiausia tai, kad nuo 56 metų, ar ne, mes pradėjom ties tais sprendimais darbuotis ir pažiūrėkit, koks yra pagreitis. 56 metais atsirado dirbtinis intelektas, po tikrai dešimtmečių tik tais atsirado mašininis mokymasis, tada jau praėjus 20 metų atsirado deep learning, tai deep learning, jeigu pasižiūrėt, tai yra neuroniniai tinklai, ne? Tai kai mašininis mokymasis nuo kažkokių tai paprastų regresijų ar ten kažkokių sudėtingesnių matematinių skaičiavimų, jie perėjo iki neuroninių tinklų, o neuroniniai tinklai, vadinamas tas deep learning ir panašaus tipo sprendimai, kaip neuroniniai tinklai, jie jau leido, įgalino dirbtinį intelektą apsimokyti patį. Tai yra tada mašininio mokymosi sprendimai tapo tie, kurie patys iš savęs mokosi ir tuo pagrindu dabar jau turim sukurta tą 21 metais Generative AI, kuris jau duoda tuos patarimus ir mes kasdienybėje juos naudojam. Tai iš principo, ar yra naujesnis įrankis, arba naujesni duomenys, tai iš tikrųjų įmonėse yra tokia ne tiek problema, kiek, iš tiesų tai yra didelė problema. Tai yra didžioji dalis įmonių siekia, kad dirbtinis intelektas, jisai neimtų arba neviešintų duomenų. Tai duomenų viešinimas yra didžiulė problema, dėl ko ir ES kovoja stipriai su tiek ChatGPT ir panašaus tipo produktais, kad būtų apsaugotos tiek žmonių teisės, tiek ir būtų apsaugoti kažkokie tai intelektinės nuosavybės. Kaip pavyzdys, net ir kodo rašytojai, ne, tie, kurie rašo kodą, jie mielai dalinosi kodą. Iki šiandien dienos dar irgi dalinasi kodą. Ir yra tokie specifinės platformos, kur ten galima rasti iš tikrųjų labai daug skirtingo kodo. Tai ChatGPT turi vieną, arba Microsoft'as kartu kombinacijai su ChatGPT turi tokių specifinių sprendimų, kurie padeda rašyti kodą. Tai jie prisijungia prie tų atvirojo kodo sistemų, kur yra parašyta daug labai kodo ir tais kodais naudojasi. Tai vėlgi, tie, kas rašė tos kodus, kas mielai pasidalino su visais, šiandien dienai nukenčia, nes jų yra panaudojama kaip ir nuosavybė. Tai šitoj vietoj, tai kovai vykstant, greičiausiai kryptis, ar ne, kuri kalbama apie dirbtinį intelektą, jinai nebus, kad duomenų laisvai dalinsimės ir ChatGPT toliau ims naujausius duomenis. Kaip tik dabar vyksta atvirkštinis šiek tiek procesas, organizacijos užsidaro viduje, kas liečia duomenis ir pradeda tik savo duomenims naudoti dirbtinį intelektą. Tai yra tą patį net ir ChatGPT galima panaudoti, turint tik savo duomenim, bet jų neatskleidžiant kitiems. Tai čia dabar kryptis yra dirbtinio intelekto pati, sakykime, agresyviausia, ar ne, kur daugiausiai dirbtinis intelektas juda. Ir tuo pačiu yra kita tokia, ne tai kad kryptis, bet kur mes galim tikėtis, kad bus naujausi duomenys, tai yra valstybinėse organizacijose. Tai valstybinės organizacijos labai nemažai kalba apie tai, kad reikia atverti duomenis. Ir iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėsim kokį tai Data.gov LT arba netgi Data.gov Amerikoje, ar ne, jie turi labai daug paketų ir stipriai populiarina tą mintį, kad reikia atvert savo duomenų bazės ir leisti valstybėm pačiom naudoti šitos šviežiausius, naujausius duomenis, kad būtų kuriami efektyvumo didinantis sprendimai. Panaudojant dirbtinį intelektą ar nepanaudojant, ne taip ir svarbu. Svarbu, kad duomenų būtų tikrai daug ir jie būtų švieži. Tai tokia kryptis, sakyčiau, yra dabar aiškios kryptis. Organizacijos užsidaro, stengiasi uždaryti visas įmanomas prieigas prie duomenų,
O valstybinis sektorius kaip tik atveria duomenis ir stengiasi atvert, nes tai yra tam tikro progreso galimybė. Nes jeigu mes gerai išanalizuosim savo kelius, ar ne, nes dabar analizuotojų vis atsiranda daugiau. Tie žmonės, kurie ateina mokytis, išmoksta ir jie toliau daro sprendimus, integruoja tuos sprendimus į savo organizacijas, jiems tie atvirieji duomenys yra labai labai naudingi. Ir jie gali padaryti tikrai labai gerus, efektyvinančius sprendimus. Tai kaip pavyzdys kolaboracijos tarp duomenų, ar ne, kurias naudoja valstybinis sektorius, šiek tiek iš kito kampo, tai yra viena iš kolaboracijų, kada kelininkai, jie perka duomenis iš CTB ar tai Sparko. Iš tokių organizacijų, kurie atiduoda savo turimus duomenis. Pavyzdžiui, jeigu įvažiavom į duobę, ar ne, tai tos duomenis surenka ir irgi atiduoda kelininkams ir kelininkai pagal tai gali vėliau planuoti savo remontus. Žymiai efektyviau negu kad važinėti arba keisti visą kelią vienu metu, arba mes galim iš karto užsiimti prevenciją tose vietose, kur daugiausiai nutinka įvykių. Tai va, vienas irgi iš sprendimų, ar ne, tai yra ir va čia šviežių duomenų, kur reikalinga. Bet jeigu taip pasižiūrėti patį klausimą, tai ar kitas įrankis turi, tai taip turi, bet jie dažniausiai uždari. Tai šitoj vietoj šviežumas duomenų dirbtiniam intelektui yra labai labai svarbus. Tai čia kaip bandelės, ne, jeigu paimsit 2 dienų arba, šiuo atveju, tai būnė savaitės duona ar bandelė, jinai bus nebe tokia, kokia buvo tik iškepta. Gerai, tai tikiuosi irgi šiek tiek paaiškinau, gal suprantat šiek tiek geriau šitą sritį. Pažiūrėkime sekantį klausimą. Sekantis klausimas yra, kokius duomenis ir programas siūlote sandėlio sekimui. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, turit sandėlę, ne? Aš taip suprantu, kad kalba eina apie sandėliavimo įmonės, kurios dažniausiai dirba, teikia kažkokias sandėliavimo paslaugas, kur surenkam prekes, jas išduodam prekes ir panašiai. Tai šičia sprendimai ir įrankiai. Dažniausiai, jeigu tai yra sandėliavimo įrankiai, į sandėliavimo paslaugas teikianti įmonė, tai jinai jau turės kažkokį tai sprendimą duomenų surinkimui. Ten kaip pavyzdys kokie barkodos skenuokliai, kur man ateina prekės, man reikia nuskenuoti kiekvieną prekę ir suregistruoti tas atėjusias prekes, išduodamas prekes irgi suregistruoti reikia. Tai neįsivaizduočiau didesnės sandėliavimo paslaugas teikiančios kompanijos valdymą, jeigu nebūtų jau kažkokio įrankio, kur duomenys jau patys viduje vaikšto. Tai čia dažniausias poreikis yra analitikai. Nes viena, kada aš suregistruoju, bet didesnė bėda yra, o kaip aš stebiu tą situaciją, ar aš darau kažkokias tai išvadas iš tų duomenų. Tai anot Microsoft'o daugiau nei 83% duomenų yra nepanaudojami. Tai mes tik surenkam duomenis ir jų paskui nebepanaudojam analitikai ir tuo pagrindu negerinam situacijos. Tai taip kaip, pavyzdžiui, įsivaizduokit kokią tai užsienio gamyklą, tarp kitko ir Lietuvoje yra nemažai gamyklų, kurie turi tas pačias automatizacijas, tos pačias švieslentės, tai atėjus į gamyklą galima pamatyti, kad ten kabo televizoriai, juose kažkur tais atvaizduoja grafikus, kur matom našumus ir panašius dalykus. Tai panašiai dabar yra ir pas mus sandėliuose, gal ne tiek Lietuvoje, bet tikrai šitas sritis labai tobulėja tam, kad čia ir dabar matyčiau situaciją, kad galėčiau irgi pagerinti efektyvumą. Nes sandėlys, jeigu taip žiūrėt pagal kaštus, tai pas juos kaštai yra plotas, kurį aš išnaudoju. Tai kaip greitai aš prasisuku tenais, taip sugebu sutaupyti kaštus ir efektyviau dirbti. Tai čia kaip įrankis, apibendrinant, kaip įrankis greičiausiai būtų Power BI. Iš mano patirties esu daręs sprendimus su Power BI, jums tikrai puikiai įsivaizduoja, galim padaryti labai įdomios analitikos, naudojant Power BI įrankį. Gerai, tai žiūrėkim toliau. Tai 6 klausimas. Ar tiesa, kad Power BI neveikia, jeigu duomenys surinkti neteisingai, arba iš viso jų nėra? Ir tuomet prieš diegiant Power BI svarbu susidėlioti duomenų architektūrą. Tai be abejo, jeigu duomenų nėra, tai natūralu, kad neturėsim kaip atvaizduoti, ar ne? Jeigu naujausių duomenų nėra, tai dar nieko baisaus, mes galim bent istoriją parodyti, nes istorija mus irgi kai ko moko, ne? Mes galim matyti tendencijas ir panašiai. Tai šviežiausių duomenų nebūtina, gal jų turėti, tam, kad padaryčiau kažkokias tai išvadas, bet jeigu šviežiausi duomenys mums leidžia
su Power BI padaryti interaktyvias ataskaitas, kad matyčiau, kas dabar vyksta, ar ne? Kiek klientų pas mus parduotuvėje yra šiuo metu, kokius pardavimus turėjom vakar. Tai čia su kolegė turėjom diskusiją, kad ar reikėtų matyti, pavyzdžiui, 2 kartus per dieną rezultatus. Tai toj diskusijoje tiem, kuriem reikia matyti tos rezultatus, jiem nelabai faina, nes aš turiu rodyti savo rezultatą 2 kartus per dieną ir mane 2 kartus per dieną jisai demotyvuoja. Aišku, jeigu rezultatas geras, greičiausiai jisai motyvuoja. Bet šitoj vietoje tas matymas rezultato ne visada yra gerai. Jisai dažnas matymas būtų gerai tada, kada mes galim čia dabar kažką pakeisti. Galim padaryti kažkokius sprendimus, kurie įtakotų rezultato gerėjimą. Tai kalbant apie prieš diegiant Power BI, svarbu sudėlioti duomenų architektūrą. Tai ne visada. Prieš diegiant Power BI kaip įrankis yra toks, kuris architektūrą, jis prisitaiko prie esamos architektūros. Bet jeigu žiūrėt 2 tokias atskiras grandis, viena yra duomenų inžinerija, kada mes kuriam ten kažkokias tai programėlės, kuriam dalykus, kurių pagalba valdysim paskui situaciją, arba per kuriuos įvesim duomenis ir panašiai, tai ten architektūra yra pagrindas ir nuo jos tikrai rekomenduotina pradėti. Tuo tarpu Power BI ne taip. Power BI dažniausiai prisitaiko jau prie esamos architektūros, dažnu atveju mes pasiimam duomenis iš labai skirtingų šaltinių. Mes pasiimam iš daug skirtingų šaltinių ir turim susikurti viduj duomenų architektūrą arba sudėti ryšius tarp duomenų. Tai tuo atveju, kokia buvo pradinė duomenų architektūra, iš kurios mes pasiėmėm, ne taip ir svarbu. Čia bus daug svarbiau, o kaip aš tos duomenis apjungsiu, kai jau juos pasiėmiau. Tai ir bet kokiu atveju Power BI, kas šiek tiek žinot, tai jeigu mes turim struktūrinę duomenų bazę, pavyzdžiui, serverį, tai serveryje tie ryšiai būna irgi sudėlioti. Bet kai pasiimam duomenis į Power BI, tie ryšiai pabėga, juos reikia per naują dėlioti. Ne visada, bet dažniausiai jie visada pabėga ir mes tada juos turim susitvarkyti vėl lenteles, turim susijungti ryšius, išsivalyti duomenis ir taip toliau. Taip, kad atsakymas būtų, nereikia prieš diegiant Power BI kažkaip labai susitvarkyti savo duomenis. Jos šiaip gerai būtų susitvarkyti, kadangi higiena duomenų viena iš labai svarbių temų. Tai gerai, tai 7 klausimas. Ko reikia? Pradėti mokytis apie duomenis. Arba nuo ko reikia pradėti mokytis apie duomenis? Gerai, kitos kampas. Nuo ko reikia pradėti mokytis apie duomenis? Tai tradiciškai, jeigu taip žiūrėti apie duomenis, jeigu mes kalbam apie duomenų analizę, tai yra vienas kelias. Jeigu kalbam apie duomenų inžineriją, kada duomenis mes įdedam kažkur, tai padedam, kaip Microsoft formos, mes padarėm formą kažkokią, per kurią surenkam duomenis. Tai tada yra truputį kitas kelias. Pabandysiu papasakoti abu. Tai jeigu turim analitiką, tokia viena populiaresnių šiandien dienai temų, tai kai turim analitiką, tas kelias prasideda nuo serverio. Ir pats dažniausias sprendimas yra, kada mes turim susirasti būdą tos duomenis pasiimti. Nes vėlgi, jeigu neturiu duomenų, negaliu nieko daryti. Jokio modelio kurti ir panašiai. Tai būdas pasiimti duomenis būna pats pirmasis etapas. Ir tiek mokymuose, kai mes mokomės, irgi pradedam dažniausiai nuo SQL dalies. Tai SQL tai yra serveriai, Structured Query Language. Tai yra, kada mes kreipiamės į duomenų bazę ir išsitraukiam duomenis. Tai čia yra ta vieta, kur dažniausiai prasideda duomenų analizė. Praktikoje labai dažnai būna taip, kai mes einam į projektus, su klientais mes pradedam irgi kalbėtis. Tai pirmas klausimas, o ką jūs norėtumėte, kokį rezultatą norėtumėte gauti. Tada sekantis dažniausiai būna, tai o kur yra duomenys, tai iš ko mums tą rezultatą jums reikėtų sukurti. Tai kur duomenys yra padėti. Tai tokiu atveju vėlgi klausimas prasideda nuo ten, apie serverius, dažniausiai pasiklausim apie papildomus šaltinius, nes kiekviena organizacija turi nemažai Excelių, kuriuose irgi susiveda duomenų daug ir mums reikia irgi apjungti ir tuos Excelius. Vienas geriausių pavyzdžių Excelio panaudojimo ir apjungimo tai būna biudžetavimas. Pavyzdžiui, jeigu mes sekam savo faktinį rezultatą, labai dažnai mes turim kažkokias tai sistemas, ar tai jos būtų ERP, ar CRM sistemos, kažkurios, tai kur mes duomenys yra padėti.
Tai čia mes dažniausiai problemos nėra, nes duomenys yra struktūrizuoti ir padėti vienoje vietoje. Bet kai pradedam kalbėti su klientais apie biudžetavimo sistemas, o kaip jūs biudžetuojate, o kaip jūs planuojat savo rezultatus, kur yra planas padėtas. Tai čia atsiduriam dažniausiai į Excelį ir labai dažnai tai būna arba Excelis, arba paprastesni kažkokie tai įrankiai kaip SharePointas. Tai ir va tada mums reikia sujungti rezultatą su Exceliu. Tai jeigu, sakykime, nuo ko reikėtų pradėti mokytis, tai aišku, reikėtų pradėti būtent nuo supratimo, kas yra duomenys, kokie yra duomenų formatai, kaip man juos pasiimti iš tų duomenų formatų. Kaip pavyzdys duomenų formatų vienas galėtų būti Excelis ir CSV. Daug kas greičiausiai esat girdėję CSV formatą, tai yra comma separated values. Tai dar dažnai mes jį matom kaip Excelį, bet iš principo tai yra visai kito duomenys negu kad Excelis. Kiti įdomesni formatai JSON'as, patys naujausi formatai, tai yra Parquetas. Parquet, tai ten dar sudėtingesnės yra struktūros. Ir visi tie formatai yra skirtingi tam, kad suspaus duomenis, arba suspaust juos, arba kažkaip struktūrizuotai perduoti. Kad mes atpažintumėm, kur yra stulpelio pavadinimas, kur yra eilutės pavadinimas, o kur yra patys duomenys. Tai va, tai čia būtų, nuo ko reikėtų pradėti. Aišku, sekantis etapas jau priklausomai nuo to, kodėl mokomės, ką mums reikia. Tai būtų arba atvaizdavimo sprendimai, arba programavimas, kaip duomenų mokslas. Tai mūsų atveju mes savo mokykloje mokinam nuo SQL, paskui pratęsim su Power BI ir tada toliau tęsim su Python. Gerai. Tvarkoj, tai tada judėkim pirmin, pasižiūrėkim sekantį klausimą. Sekantis klausimas yra, kokio dydžio įmoniai reikia pradėti dirbti su duomenimis. Labai geras klausimas. Tai šičia pradėti dirbti su duomenim reikėtų nuo pat pradžių. Įsteigę savo kompaniją, iš karto pradėjau dirbti nuo duomenų, pradėjau kurti ir tas pačias duomenų bazės, kažkur tai jos pasidėti, kad tai būtų struktūrizuota ir sisteminga, nes tada neatsiranda tokio chaoso, nes organizacijose yra tokia bėda, kada mes pereinam tam tikrus organizacijos gyvavimo ciklus ir tuose cikluose organizacijos paskęsta. Tik vieni pirmųjų stadijų, anot Adizes, yra toksai žydų mokslininkas, kuris yra sukūrė savo visą dogmą, yra ir knygos, galima pasiskaityti apie tai. Tai jis yra nustatęs organizacijų gyvavimo ciklus. Ir toj vietoje, kada prasideda organizacija, tai jinai tokia yra, labai mažai galvoja apie ateitį. Jai reikia šiandien išgyventi, jai reikia sukurti kažkokią vertę, reikia uždirbti pinigus, išlaikyti turimą infrastruktūrą ir žmonės, tai jie lekia galvotrūkščiais apie kokius duomenis, apie kokius serverius man čia galvot, bėgam, lekiam, surinkim rezultatą. Po to sekantis etapas, kai jau pavyksta, jeigu neįvyksta kūdikio mirtingumas, anot Adizeso, tada sekantis etapas būna, kada reikia mums įgyjam to tokią vadinamą go-go stadiją. Atrandam savo identitetą, kažkas mus pažįsta, patiki mumis ar ne, patiki mūsų produktų ir prasideda tie didieji pardavimai ir didysis augimas, plėtimasis. Tai čia labai dažnai būna startupų irgi iššūkis, kada startuojam, užaugam, tą tokį pirmą augimą ir po to įklimpstam. Ir pirmasis įklimpimas, anot Adizeso, būna tada, kada mes tame toj go-go stadijoje. Kada mes bėgam, ar ne, daugiau žmonių, dar bėgam, nėra kada galvoti, ar ne, mums čia reikia dabar plėstis, reikia didinti pardavimus, kažkam reikia aptarnauti žmonės, nes jau daug pardavėm, tada daug priiminėjom, negalvodami ir tokiu būdu tas chaosas organizacijoje plečiasi. Tame chaose plečiasi ir duomenų chaosas. Tai yra, atsiranda daug Exceliukų. Vieni ten klausia kitų, o tai kur čia pas jūs klientai, kad čia tokie neklaus, dabar nėra kada, aš turiu važiuoti pas juos, apie kokius čia klientus, kokie čia duombazės, kokius čia CRM-us. Tai pabandykite, jeigu esate dirbę su CRM-ais, dažniausiai go-go stadijose esančiose kompanijose nieks nepildo CRM-ų. Kada aš pildysiu, man reikia bėgti, man reikia rašyti klientui, skambinsiu juo, kalbėtis. Dažnu atveju organizacijos būna teisios, bet jos įklimpsta. Ir tada tokiu būdu įklimpsta, jeigu mes iš karto nepradedam žiūrėti struktūriškai, nepradedam galvoti apie tai, kaip atrodysim po kelių metų, jeigu būsim didesni, kaip lengvai mes skeilinsim savo verslą. Tai šitoj vietoj, jeigu mes įsivaizduojam, kad mūsų verslas augs, tai mums reikia iš karto galvoti apie tai, kaip mes lengvai plėsimės.
Tai vat dažnu atveju tos sistemos, kuriomis mes irgi mokomės, ir Microsoft'o sistemos yra vadinamos tokios scalable arba easy scalable. Tai reiškia, kad lengvai išplečiamos. Nesunkiai galim pridėti daugiau komponentų, nesunkiai galim prijungti daugiau nežinau, darbuotojų, ar ne, kurie žinos, kaip darbuotis, nereikės specifinių, labai didelių įgūdžių turimų, kurie turi darbuotojai. Jie lengvai tarpusavį galės pasidalinti procesais, nes procesai bus aprašyti ir tuo pačiu bus, gal nebūtinai aprašyti, bet bus užprogramuoti arba bus kažkaip tais įsisteminti. Tai va, tai šito vietoj tikrai didžiulis patarimas, pradėkit iš karto. Jeigu tik tai galit, galvokit, kaip atrodysit vėliau, kaip įsibėgės verslas, ne, nes tik pradedant dar neturit tos go-go stadijos. Tai geriau iš karto pasirūpint, kad galėtumėt go-go stadijui lengvai augti. Tai va, tai šito vietoj yra labai labai svarbu iš karto pasirūpinti savo duomenim, kol dar turit galimybę. Vėliau jos greičiausiai neturėsit, nes nebus kada, arba paskui pasidarys labai brangu, nes reiks iškopti visą tai, ką be augant prišiukšlinot. Tvarkoj, gerai. Tai kitas klausimas yra toks vienas įdomesnių arba Excel priešas. Klausimas yra Excel priešas ir klaustukas. Tai ar Excelis yra priešas? Lenkijoje yra viena kompanija, kuri turi savo ciklą irgi vadina Excel Hell, tai Excelio pragaras. Iš ties, Excelis yra toksai įrankis, kuris mums savo laiku labai stipriai padėjo, bet įsivaizduokite, jeigu dabar nebūtų Excelio, ar ne? Vis dar greičiausiai kapstytumėtės užrašuose kažkokiuose, nedaug dievė Word'e, arba dar blogiau iš viso kažkur lapeliuose. Tai daug paprasčiau yra pasidaryti kažkokį Exceliuką, pasidaryti matematiką jame, ar ne? Ir tos matematikos pagalba mes galim kažkaip tais leisti padaryti ir paskaičiavimus, ir kažkokią analizę pasidaryti Excelyje. Bet šiandien dienai Excelis tampa trikdžiu. Ir Microsoftas irgi tą puikiai supranta, kadangi tai irgi Microsoft'o įrankis, tai Excelio saulė jau senai yra, gal ne visiškai nusileidus, bet kad jau nuokalnyje, tai viskas yra aišku. Vien tik iš to, kad Microsoftas jį nebeinvestuoja, ne, kaip į įrankį. Tai padarė, gal online'inį Excelį, galima įsikelti Excelį į online'ą, bet šiaip iš principo Excelis kaip įrankis, jisai nebeturi didesnės perspektyvos. Tai dar būna, kad kartais vyriausybinės organizacijos prašo, sako, tai gal jūs darote Excelio mokymus. Nes, sako, aš Excelio mokymų nedarom, nes čia toksai biški apie praeitį. Ne? Šiandien dienai tikrai yra patogesnių sprendimų, patogesnių įrankių, kurie leidžia užtikrinti žymiai geresnį tiek valdymą, tiek efektyvumą darbę su duomenim. Nes Excelis, kaip bebūtų, irgi yra duomenys. Ne? Mes ten sudedam duomenys, kad ir kažkiek biški padrikai, bet juos ten sudedam. Tai va tas duomenų padrikumas yra vienas didžiausių Excelio trukdžių. Labai paprasta, kaip ant popieriaus užsirašyti kažką tais, ar ne? Taip ir Excelį įmečiau kažkur į lentelę, į stulpelį vieną informaciją, if formulytę pasirašiau ir turiu rezultatą. Paprastumas yra gerai, bet kai reikia, kai tampa duomenų žymiai daugiau, tada mus pradeda Excelis labai riboti. Pavyzdžiui, nežinau, kiek iš jūsų žinot, ar ne, kiek Excelis, kokį turi ribotumą, kiek apskritai eilučių jį galima įrašyti. Nes kai kalbam apie big data, duomenų kiekis pasaulyje didėja 4 kartus nuo 20 metų iki 25 metų, duomenų kiekis išaugs 4 kartus. Tai Excelis turi ribojimą apie 1 milijoną eilučių. Tai mes galime jį rašyti tik milijoną eilučių. Tai kitose duomenyse, tai tų eilučių susikaupia per dieną gali, per pusvalandį gali tiek eilučių susikaupti. Tai tokiu atveju Excelis visiškai nebetinka. Tai ir augant duomenų kiekiui, žodžiu, čia turim bėdą, ar ne? Tai šitoje vietoje ar jis yra priešas? Taip, šiandien sakyčiau, kad tai yra didžiulis priešas, jo labiau, kad tai yra nestruktūrizuoti duomenys, dažniausiai nešvarūs, netvarkingi, nes į jį gali bet kas įrašyti bet kokius duomenys, bent ten patuninguosi truputį, tai padarysit, kad negalima būtų bet ko įrašyti, ar ne, tik skaičių, arba tik tais tekstą, ar tik datą. Bet nepaisant to, jisai nėra struktūrizuoti duomenys, nepaisant to, jį vis tiek reikės valyti. Ir mes paliekam tam tikrą labai svarbų dalyką, tai Excelį, kad vis dar paliekam daug rankinio darbo. Tai kad mums jis yra ir patogus, kaip skaičiavimo mašinėlė. Ne? Va, turiu skaičiavimo mašinėlę, patogu, nes greitai galiu pasiskaičiuoti, lengviau negu galva.
Bet iš principo dabar su Exceliu dirbant, mes jį vis daugiau užpildom, vis darom kažką sudėtingesnio ir įėję į tą sudėtingesnį lygį iš jo pabėgti yra daug sunkiau. Tai šitoj vietoje tas neigiamas požiūris į Excelį, bent jau mano ir bendrai duomenų analitikų yra didelis, nes norint išvalyti duomenis, ypač jeigu, pavyzdžiui, rašėt, įsivaizduokite Excel'yje, turit vieną stulpelį, kuriame paprašot įrašyti elektroninį paštą. Ir vartotojas įrašo elektroninį paštą. Tai vienas įrašys vienaip tą elektroninį paštą, kitas trečiaip ir panašiai. Tai toj vietoj, jeigu norėsit padaryti automatizacijos sprendimą, kad su to pačiu Power Automate, ne? Kai kažkas įrašė kažkokį elektroninį paštą, kreipkis į tą eilutę ir pagal tą elektroninį paštą išsiųsk jam pranešimą. Tai patikėkit, turėsit daug reikalų, kol jūs tą elektroninį paštą išgausit iš tokio Excelio, kuris yra lengvai gali rašyti bet ką į jį. Tai šitoj vietoj tai būtų didžiulė problema, tai ir čia toks vienas iš pavyzdžių. Kiti pavyzdžiai galėtų būti, mums reikia skaičiaus tam, kad darytume matematiką, o Excelį rašom tekstą. Arba nieko nerašom, ir matematika nebesigauna. Daug daugiau valymo, daug daugiau problemų, negu kalbant apie struktūrizuotus duomenis. Kuo užkeisti, ar ne, jeigu klaustumėt, kuo užkeisti Excelį? Vienas blogiausių scenarijų, ne blogiau už Excelį, bet blogiausių scenarijų būtų SharePoint'as. SharePoint'as, tai galima, kiek esate dirbę su SharePoint'u, dabar SharePoint'as, tarp kitko, irgi nykstantis įrankis, bet yra geriau nei Excel'is, nes ten duomenys labiau struktūrizuoti, lengviau pasimami. Tai dabar SharePoint'o turėdavo anksčiau SharePoint list vadindavosi, tokie sąrašai, kurie panašiai kaip Excel'ai. Dabar Microsoft'as padarė Microsoft list ir tokie paprastesni šiek tiek įrankiai, bet turi ten savo specifinės ir gan paprastai greitai sukuriamas formas, per kurias galima labai greitai užpildyti patogiai duomenis ir pasiimti, jeigu paprašiau mailo, tai vartotojas net negalės rašyti nieko kito, jeigu ten yra laukelis mailas. Tai žodžiu, jeigu taip jau lengviausiai migruoti, norėtume švelnaus kelio, ne Excelis ir Pythonas, tai tada rekomenduočiau, kad migruokite į kažką panašaus į SharePoint'ą, o dar geriau, mano paskutinis labai mėgstamas įrankis Microsoft'o irgi pakankamai naujas rinkoje, tai yra Dataverse'as. Tai yra Dataverse, labai paprastas sandėlys, daromas labai panašiai kaip Excelis pildomas. Yra ten savų niuansų jame, bet su juo dirbti iš tikrųjų ten yra labai rimta duomenų bazė, nors iš išvaizdos labai paprastas, bet viduje turi labai galingą mechanizmą. Bet išmigruoti iš jo, iš Excelio į Dataverse yra pakankamai nesudėtinga. Jo labiau, kad turit, sakau, labai tokį sofistikuotą įrankį. Greičiausiai standartinės, tradicinės SQL duomenų bazės, jos neprilygsta Dataverse'ui. Gerai, tai kągi, priėjom prie galo. Turiu paskutinį klausimą, ar ne? Tai 10 klausimas. Ar dirbant su duomenimis reikalingas tam skirtas etatas? Geras klausimas. Tai čia būna toksai, labai dažnai įmonės negali sau leisti, ne, duomenų analitikų. Bet negali sau leisti ne dėl to, kad neturi pinigų, bet dažniausiai dėl to, kad nesupranta, ką jisai darys. Nes etatas, analitikas, dažniausias scenarijus, nuo ko aš stengiuosi apsaugoti bet kokią įmonę, analitikas, taigi čia IT, tai atiduodama IT skyriui. Tai šitoje vietoje tai labai prastas sprendimas, labai nerekomenduočiau. Ir ruošdamas pranešimo Rotary klube pasakoju vadovams, sakiau, žiūrėkit, kai gavęs klausimą, kokį vieną rekomendaciją duotumėt. Sakiau, jeigu tik tai galit, netiduokit analitikos IT skyriui. Čia tas pats, kad pabandykit paprašyti IT skyriaus, paruošti jums kažkokią tai metinę ataskaitą, ketvirtinę ataskaitą. Jų savybės yra, IT skyrius turi visai kitas užduotis, tai yra visai kitas pasaulis negu duomenų analitika. Tai analitika yra labiau vadyba negu kad IT. Aišku, reikalingos žinios per vidurį, ar ne, bet kaip bebūtų, geriau, kai analitika užsijima labiau vadybos žmonės negu IT. Nes tokiu būdu jums reikalingos išvados, ką jums kalba duomenys, ar ne? IT jums gali parūpinti, kad tie duomenys ateitų, IT gali parūpinti, kad jie būtų kažkur padėti pas jūs, kad jūs juos gautumėt gerai, laiku ir taip toliau, bet jie išvadų ne visada sugebės pasakyti. Nes išvadas apie duomenys gali pasakyti dažniausiai vadovai, ne, kurie supranta procesus, žino, ką tie duomenys sako,
Jeigu krito rinkos bendrasis pardavimas arba, tarkim, rinkos dydis susitraukia 3%, ką IT apie tai gali pasakyti jums? Vadovas, ypač tas, kuris atsakingas už pardavimus, iš karto supranta, jog jam reikės kart 5. Tai, žodžiu, 5 kartus ir dar daugiau įdėti pastangų tam, kad atgautų savo pardavimus, nes nuo kažko reikės atkovoti. Tai jam jau virs visai kitokie sprendimai galvoj ir taip, kaip aš norėsiu pamatyti duomenis, visai bus kitokie, negu kad pamatyti kritimą, kad krito 5 ten kažkiek tai procentų. Tai šitoj vietoj sakyčiau, kad nereikėtų vengti, ar ne, tą etatą palikti ant IT. Geriausiai turėti savo atskirą etatą. Dažniausiai būna gerai arba geriausi sprendimai, mat iš mano patirties dirbant su įmonėm, kada organizacijos turi savo etatą. Geras, bet prastesnė situacija, kada samdom specialistus, ateina specialistai, padaro sprendimą ir jūs toliau dirbat. Tai va šita iliuzija yra tikrai labai prasta, dėl to, kad duomenų analitika nėra baigtinis procesas. Nebus taip, kad jūs padarysit vieną sprendimą, vieną dashboardą ir jums užteks. Ir jūs jau galėsit gyventi su tuo, sakiau, pasistačiau namą, gyvenu ten 20-40 metų jame. Taip nebus. Analitikoje dažniausiai apetitas auga bevalgant ir kai kažką padarau, keičiasi situacija, būna dar bedarant pasikeičia, tai greičiausiai reikės vidinio žmogaus, kuris bent jau suprastų, kas vyksta, ne? Kuris sugebėtų sukontroliuoti situaciją ir galėtų paskirstyti resursus, darbus, jeigu ne pats padarytų. Tai etatas, sakyčiau, yra reikalingas, bet jeigu norit dalintis, kaip labai dažnai būna, priklausomai nuo dydžio organizacijų, etatas būna pasidalinamas. Jeigu aš negaliu įdarbinti žmogaus, aš kažkam užkrausiu šitą darbą. Tai jeigu užkrausit, tai tada geriau galvokit, kad tai bus gabus vadybininkas, kuris sugeba susitvarkyti su duomenim, kuris yra gabus matematikoje ir panašiai, kuris sugebėtų įvaldyti pačius duomenis, ne? Ir pasakyti, ką tie duomenys jums kalba. Tai va, tai iš tikrųjų tai yra visi klausimai, ką šiandien buvau surinkęs, ką uždavėt jūs, ar ne, ir dar kartelį norėčiau tada pakviesti, užduoti daugiau klausimų, ar ne, jeigu yra konkreti tema, priklausomai nuo svečio, ar mes patys iškelsim konkrečią temą, sekančiam kartui galėtumėt duoti savo klausimus, kurie būtų jums rūpimi, tai vėlgi kartuoju, jeigu turėsim įdomių klausimų, juos išbalsuos rinka kaip pačius įdomiausius, dar gausit ir dovanėlių. Tai labai kviečiu prisijunkit, kas žiūrėsit įrašą, ne, prisijunkit sekantį kartą gyvai, galėsim gyvai padiskutuoti per chatą ir kalbantis. Taip, kad norisi pakurti tą sritį, kur labai dažnai mes jos vengiam, ar ne, vengiam dėl to, kad bijom, tie, kas nėra jau toj srityje. Ir iš ties su pavydu žiūrim į tuos, kas tą sritį išmano, ne, kas nenorėtų pasigirti, kad supranta, kas yra dirbtinis intelektas. Taip, kaip kažkada Ilja Laursas per EBIT konferenciją pasakė, kad kai tik prasidėjo kriptovaliutos, sako, kas yra kriptovaliuta, supranta Lietuvoje gal tik 6 žmonės. Tai apie dirbtinį intelektą ne taip, aišku, yra daug specialistų, kurie Lietuvoje supranta, kas tai yra, bet vis tiek tai nėra tiek daug. Ne? Tai norėtųsi, kad turėtumėm didesnę masę žmonių, kad mes diskutuotumėm tom temom. Kuo daugiau diskusijų mes turėsim, kuo daugiau žmonių užkrėsim, tuo galėsim pasiekti geresnių rezultatų europinėme lygmenyje arba netgi pasauliniam lygmenyje. Šiandien dienai mes dar, kai kuriuose srityse mes judam pirmyn, mes esam pirmesni, kas liečia IT pasaulį, bet duomenų pasaulis, nepasakyčiau, kad Lietuva yra labai stipri. Pagal atvirųjų duomenų kiekį, kokį mes esame atidavę į Europą, mes esam 30 vietoj, bet ten yra 0,009% nuo visų duomenų paketų, ką turi Europa. Tai iš ties labai nedaug, bet kai kalbam apie kokius tyrimus esam padarę duomenų pagrindų, tai Lietuva atsilieka. Tai norėčiau, kad mes užsidegtumėm, ar ne, daugiau tą diskusiją, tai yra ta nauja tema Lietuvos padangiai, kada mes kalbam, diskutuojam tarp paprastų žmonių apie tai, kas yra analitika, gauti pačius įdomiausius klausimus. Kvailų klausimų nebūna, ar ne, būna tik neužduoti klausimai. Tai užduokit, tai laukiam jūsų ir iki susimatymų sekančiose kartuose. Ačiū visiems.